Tai kaip veikia franšizė? Pirmiausia, franšizė veikia taip, kad yra atidaroma tavo verslo kopija kitame mieste ar kitoje šalyje. Ar ne? Kas tą kopiją atidaro? Ta kopija atidaro tavo partneris, tavo franšizės partneris, pasirašydamas su tavimi franšizės sutartį. Ir šioje vietoje svarbu paminėti, kad tu pats sprendi, su kokiu žmogum tu įeini į verslo santykius. Franšizė nėra parduodama, bet kas ateis, nupirks, tai svarbu, kad perka. Ne, tu sprendi, su kuo įeiti santyki. Ir mes, pavyzdžiui, turėjome įdomią tokią situaciją. Mes atvedinėjom vieną tarptautinį prekės ženklą čia į Lietuvą. Jisai vadinasi RiceWolf ir jisai veikia archyvavimo paslaugų sektoriuje. Tam dokumentų naikinimo, saugojimo, archyvavimo. Ir mes užsiėmėm pardavimais. Reiškia, importavom franšizę į Lietuvą. Ir mes sukūrėm tokią situaciją, kad mes turėjom 5 pirkėjus. 5 norinčius, kurie sako, taip, įdomu, norim pirkti, turi reikiamas patirtis, verslai rimti, pirkėjai rimti. Ir mes rinkomės kartu su kompanija, su kuo norime sudaryti franšizės sutartį. O tas rinkimas jis buvo iš tos pusės, kad mes vertinam ne tik patirtis, investavimo, pinigų turėjimo galimybės iš franšizės pirkėjų, mes prašėme jų, kad jie sukurtų verslo planą, kaip jie mato šitos franšizės vystymą. Tai reiškia, atranka buvo pakankamai detali ir mes išsirinkom geriausią partnerį. Tai ir tavo atveju franšizę sukūrus, tu rinksiesi, su kuo nori įeiti į partnerystę. Būtent ta patirtis ir žinojimas ir išmanimas franšizių tiek iš vidaus, tiek iš išorės leis sukurti ir išvystyti tokią franšizę, kurią tu didžiuosies. Tai jeigu tave domina franšizės sukūrimas, jeigu tu žinai, kad jau nori atrakinti savo plėtrą ir įkinkyti franšizę, kad jinai išneštų tavo verslą į visus miestus, šalis, apie kurias tu jau seniai labai mastai, kreipkis į mane ar su manim susijusias įmonės ir mes susitiksime, pakalbėsime, pažiūrėsime, kaip galime realiai tau padėti. O mes esame čia tam, kad tau padėtume.